galimybę atnaujinti mūsų buvusią mokytojo, talentingo skulptoriaus Vidmanto Gilikio skulptūrą Atėjimas. Tai iš tikrųjų taip simboliškai pagerbiam praeitį, bet tuo pačiu tikrai labai noriu padėkoti Alytaus miesto savivaldybei, noriu padėkoti kiekvienam rėmėjui už tą nuostabią dovaną ateičiai. Tai atidarysim klausimą, ne? Tai mėly kolegos, kadangi be mikrofono, ar jie garsiai kalbėti, tai žinote, prieš 2 mėnesius gavau klausimą, merė, kur dingo vaikas? Ir tikrai neturėjau atsakymų. Ir šį klausimą uždavė pirmas mokyklos direktorius Vytautas Mackevičius. Nes jis prisiminė, kaip šita skulptūra buvo su vaiku. Tai iš tikrųjų istorija labai įdomi, kad mes pradėjome domėtis, kas čia buvo, kaip čia buvo. Ir mūsų istorija atvedė į mokytoją, kuris taip pat dirbo šioje mokykloje, Vidmanto Giliko. Jis neilgai dirbo šioje mokykloje, tačiau mums pavyko susisiekti su juo, man pačiam paskambinti, nors skambino kultūros skyrius, nesusišnekėjo šiek tiek, bet man paskambinus atsirado kalba ir buvo paprašyta, ar įmanoma atkurti tai, kas buvo šitą istorijoje. Nes 50-čio progą reikia dovanoti prasmingas dovanas. Ir iš tikrųjų profesorius per labai trumpą laiką sugebėjo atstatyti tai, kas buvo jo sumanyta 87-8 metais. Tai didžiausias linkėjimai, manau, ponas Vytautas Mackevičius papasakos daugiau apie tai.